Nežinau kaip jums, bet aš kartais išgeriu kavos prieš sunkią darbo dieną. Ir čia šitoj kavinukėj, kai ateinu, visada nerealių pyragėlių, bandelių, viską. Ir žinot, taip norėjau nusipirkti prie kavos, bet minėjau vakar visas rekolekcijas moterims ir kalbėjau apie discipliną ir tam tikrą prasme apie askezę. Tai galvoju, Doma, kaip tu šitaip? Na va, tai bent tai sustabdė, susilaikyti ir gerti tik kavą. Tai maži trupinėliai, maži žingsniai, bet esame vieni kitiem dovana sustoti ir trupučiuką kai ko atsisakyti. Tai tokia yra gavėnė. Ir linkiu jums prasmingos gavėnios ir džiugaus prisikėlimo. Būkite palaiminti.